Ar žinojote, kiek galima sutaupyti degalų važiuojant ekonomiškiau? Šiandien mes važinėsime po Vilniaus centrą piko metu ir patikrinsime, ar ekonomiško vairavimo patarimai padės sutaupyti degalų kelionėje. Ignas bandys vadovautis patarimais ir važiuoti kiek įmanoma švelniau, o aš tiesiog važiuosiu taip, kad jaučiu kuo didesnį malonumą važiuojant automobiliu. Automobiliai yra visiškai identiški, skiriasi jų spalva. Pagrindiniai, sakykime, dalykai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint ekonomiškai vairuoti, tai naudoti stop-start sistemą, neišjunginėti jos priverstinai, nenaudoti elektros įrenginių kažkokių, tai kaip pavyzdžiui sėdynių šildymo, neįsibėgėti labai intensyviai ir nestabdyti labai agresyviai. Pravažiavom 28 km. Igno sąnaudos važiuojant ekonomiškiau buvo 8,4. Mano buvo 11,4, 3 litrais daugiau 100 km. Išvada tokia, kad mieste tikrai niekur nenulėksi ir tik tai pasididinsi savo kelionės kaštus ir degalų sąnaudas.